Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Šiandien mes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, kuriame netrukus prasidės 9-asis Top Sport A lygos turas. Galima ir kitaip pavadinti, tai paskutinis pirmo rato turas. Kauniečių ataka pernamas į kairį kraštą ir čia gali būti pavojinga. Baudos aikštelėje kamuolys, smogis. Labai gražiai sužaidžia kairiame krašte kauniečiai. Perdamas į baudos aikštelę, Kučys ir Arnoldas Kučys, taip. Siunčia kamuolį į vartus, na ir antra tokia ataka kairiuoju kraštu, prieš tai puikiai ten berods Arturas Dolžnikovas veržėsi. Na, kolektyvinis darbas, puikia ataka ir kamuolys yra Sūduvos vartuose. Ir Kauno Žalgirio spalvos, čia dar viena pavojinga situacija, galima smūgiuoti virš vartų, skrieja kamuolys, kad... Vai, koks geras perdavimas, Odueni, smūgis ir kaip dabar išsaugoja vartus. Čia galima tęsti ataką, Matėjus Burba, krenta ir baudinys. Na taip, laukiama Varo sprendimo. Ir 1-1. Tiksliai į apatinį vartų kampą. Siunčia kamuolį Styvas Lawsonas ir papuola į savo. Parodė, kad gali būti naudingas komandai. Įsiveržimas į baudos aikštelę. Dabar vėl Burba baudos aikštelėje. Perdavimas ir dabar jau Firgedas kairė koja, ne. Perdavimas Dolžnikovui. Pastarasis į baudos aikštelę. Ataka tęsiasi. Autorius ir tikslaus smūgio. Jau vėluodama šiek tiek į koją pataiko Sūduvos žaidėjas. Na, bet pažiūrėsime. Žiūrim į teisėją. Var, sprendimas ir baudinys. Baudinys. Vienus įvartis į tuos vartus šiandien jau įmuštas. Ir atrėmė Giedrius Zenkevičius. Oi. Dangubičius šalia jo. Čia puikus perdavimas ir vėl Giedrius Zenkevičius. Kamuolių būdamas greitai, turėdamas daug erdvės. Pozicinėse atakose jis irgi... Oi, koks čia situacija, kokia ir Vilius Armanavičius. Vilius Armanavičius siunčia kamuolį į varžovų vartus, papuola į glėbį. Komandos draugų Kauno Žalgiris vis tik muša antrą įvartį. Na ir jeigu rungtynės pasibaigs kauniečių pergalę, galime sakyti apie trenerio nuojautą. Burdzilauskas, kairė koja. Ir tai yra viskas. Kauno Žalgiris laimi trečią kartą iš eilės. Šį kartą savų vartų sausų išlaikyti nepavyko, bet svarbiausia, kad kauniečiai įmušė vienu įvarčiu daugiau nei varžovai. Nepaisant pralaimėjimo, Sūduva pademonstravo kovingumą, pademonstravo charakterį.